Labadiena visiems norintiems ne tik skaniai, bet ir sveikai pavalgyti. Prieš pradedant pasakoti apie sveikos mitybos įtaką žmogaus sveikatai, norėčiau pasakyti, kad pagrindinę dalį mūsų sveikatos sudaro gyvensena, o gyvensena įtakoja mūsų fizinis aktyvumas ir sveika mityba. Natūralu, kad žmogus pradėdamas sportuoti turėtų atitinkamai ir maitintis. Tai šiandien norėčiau trumpai papasakoti, kokių esminių maisto medžiagų reikia sportuojančiam žmogui ir kaip jos kinta priklausomai nuo sporto šakos arba nuo jo fizinio aktyvumo lygio. Kaip pavyzdys, tokia svarbi maisto medžiaga kaip baltymai yra gyvybiškai reikalinga kiekvienam sportuojančiam ir ne tik sportuojančiam žmogui, vien tik tai tam, kad, tarkim, atstatyti raumenis. Mes žinome, kad jeigu mes sportuojam ir užsiimam jėgos pratimais, tai vyksta du pagrindiniai procesai. Tai raumenų katabolizmas ir anabolizmas. Paprastai labai tariant, tai yra raumenis šiek tiek yra ir raumenis atsistato ir auga. Ir būtent tiems atsistatymo darbams raumenims reikia baltymų. Baltymai yra labai svarbus kiekvienam gyvam organizmui. Egzistuoja dviejų rūšių baltymai. Augalinės kilmės ne visada būna pilnaverčiai baltymai, kadangi ten trūksta vienos, dviejų arba keturių aminorūgščių, ir gyvulinės kilmės baltymai, kurie dažniausiai yra visaverčiai sudaryti iš visų esminių aminorūgščių. Kitas labai svarbus dalykas tai yra mūsų angliavandeniai. Angliavandenius sportuojantis žmogus turėtų vartoti tam, kad gauti pakankamai energijos. Tačiau svarbu atsiminti, kad angliavandeniai yra nevienodos vertės. Jeigu mes vartojame angliavandenius, kurie, pavyzdžiui, yra iš cukraus gaunami, arba kaip pavyzdys iš įvairaus šokolado, šokoladų ir panašiai, jie neturi maistinių medžiagų. Ir dažniausiai tokius angliavandenius vartojantys žmonės rizikuoja susirgti tokiom neinfekciniam lėtiniam lygom kaip cukrinis diabetas. Ir be abejo, jie tikrai neatrodys gražus, sveiki, ko esu tikras norite jūs. Todėl sportuojančiam žmogui svarbu yra rinktis angliavandenius kompleksinius, kurie yra gaunami iš įvairių grūdų, vaisių ir kitų maisto medžiagų, kurios neturi daug cukraus, tai yra paprastųjų angliavandenių. Paskutinė svarbi maisto medžiaga, viena svarbiausių maisto medžiagų yra riebalai. Riebalai yra dviejų tipų – gyvulinės kilmės arba augalinės kilmės. Augalinės kilmės riebalai dažniausiai kambario temperatūrai būna skysti, gyvulinės kilmės dažniausiai būna kieti, tokie kaip sviestas, margarinas, įvairūs modifikuoti riebalai tikrai yra ne pliusas sportuojančiam žmogui. Sportuojančiam žmogui reikia tokių riebiųjų rūgščių kaip omega-3, 6 rūgštis, jos yra randamos alyvuogių aliejuje, yra randamos žuvyje ir kitose maisto produktuose. Pabaigai labai trumpai norėčiau palinkėti kiekvienam žmogui rinktis maisto produktus kuo kokybiškesnius, sveikesnius ir patikėkit manim, tai tikrai nereiškia, kad šie maisto produktai bus neskanūs. Kitose laidose mes pakalbėsime truputėlį plačiau apie kiekvieną maisto produktą, papasakosiu, kokius reikėtų konkrečius pavyzdžius rinktis ir žinoma, kokios yra pagrindinės mitybos strategijos sportuojantiems žmonėms. Atraskite gyvenimo kokybę pas mus ir likite sveiki.